būtent jis ir buvo rezultatyviausias savo minėtas Džerikas Hardingas. Po 20 taškų rinko jis per 4 draugiškus susitikimus praėjusio sezono Ispanijos lygos rezultatyviausias žaidėjas. Būtent jis dabar su kamuoliu jis pradeda rungtynės ryto penketą kartu su Gyčiu Radzevičium, Martynu Poliukėnu, Artūru Gudaičiu ir Džeikobu Vailiai. Poliukėnas čia pats eina iki galo, taškų nėra, Gudaitis antruoju šansu provokuoja pražangą. Netaikius abu metimai Vėti Muilas. Taip, gali turbūt mest kokią nori techniką, bet svarbiausia, kad įmestum. Būtų metimus. Šiandien matome tikrai iš abiejų ekipų nemažai pramestų. O čia Simono Lukošiaus labai išradingas ir gražus epizodas. Tai 2 taškai. Rezultatyviai rungtyniavo pasirinkimo cikle Simonas Lukošius. 14 taškų vidurkis draugiškose rungtynėse. Ir atrodo viskas taip lengva, taip paprasta jam žaidžiant. Ne taip lengva ir ne taip paprasta Jonui Zakui šiandien rinkti taškus. Šiandien atrodo viską prameta Zakas. Beveik viską. Vienas taiklus metimas iš 7. Čia Simonas Lukošius pelno savo pirmuosius taškus. Čia jau visiškas Simono duona. Praeityje gero snaiperio tėčio Mindaugo Lukošiaus sūnus turi tą pačią rankelę ir per daug laisvės jam buvo suteikta, kad pramestų tokį metimą Simonas. Žaidlo vadinamu 5 numeriu. Kiek teko matyti jo epizodą, nes taip atrodo žaidėjas, kur galintis viską daryti. Ir tritaškį mest, krauti iš viršaus ir 2 prieš 2 sužaisti tų gynėjų. Simonas Lukošius čia atkovoja kamuolį, panašu, kad rytas atakos jau neberenk. Giedrius Žibėnas spaudžia ranką Laimonui Eglinskui. 64-82. Toks galutinis rungtynių rezultatas pripažįsta čia kėdainiečiai ryto pranašumą.